Na tai kur šuo pakastas tame tinklinėme marketinge? Jūs tinklinio marketingo atstovai giriate šią industriją, kviečiate prisijungti ir žinai ką, yra vienintelis trūkumas. Ir tas vienintelis trūkumas yra tas, kad tu prisijungęs prie tinklinio marketingo kompanijos yra tikimybė, kad gausi dalį kritikos, dalį nepalaikymo, nes būsi suprastas kitų žmonių, kurie visiškai nesupranta, kas yra tas tinklinis marketingas. Yra šansas, kad tave kritikuos, yra šansas, kad tu gausi kažkokį neigiamą komentarą ir panašiai. Taip, tai yra trūkumas. Tad vadinasi, jeigu tu nuspręsi statyti tinklinio marketingo veiklą, tinklinio marketingo industrijoje uždirbti pajamas, tu turėsi susitaikyti su tuo, kad ne visiems patiksi, bet jeigu tu gali su tuo susitaikyti ir išgyventi tą mažytę kritiką, tų kelių žmonių nepalaikymą, tada tu turi galimybę sukurti labai geras pajamas savo tinklinio marketingo industrijoje. Tai štai kur tas šuo ir pakastas. Jeigu tu nebijai kitų žmonių nuomonės, parašyk man ir aš tau papasakosiu, kaip gali pradėti savo veiklą jau šiandieną.